Sveiki! Trumpai aptarsime artimiausio savaitgalio orus ir pradėsime mes nuo penktadienio vakaro, kai vėjas Lietuvoje rims, o temperatūra svyruos tarp 13–15 laipsnių šilumos. Iš pietryčių link Lietuvos pajudės pietinis ciklonas ir jo šiltasis atmosferos frontas. Debesis padengs didesnėje rytų Lietuvos dalį, bet lynos tik tai kraštiniuose rytiniuose rajonuose. Šeštadienio naktį debesuotumas bus nepastovus. Vakariniuose rajonuose ir vidurio Lietuvoje mes sulauksime daugiau pragiedrulių, o štai rytinėje Lietuvos pusėje ir toliau dangų dengs tankus debesis bei lynos. Link ryto lietaus bus daugiau. Temperatūra svyruos tarp 4–9 laipsnių šilumos, o rytiniuose rajonuose, kur debesuotumas bus didesnis, mes sulauksime 11–12 laipsnių šilumos. Vėjas bus nepastovios krypties, silpnas. Šeštadienį įdienojus debesuotumas tankės. Temperatūra spės pakilti dar iki 16–21 laipsnių šilumos. Vienai lietaus zonai tik pasitraukus iš Lietuvos, ties vakariniais ir pietiniais rajonais pradės aktyvėti nauji lietaus debesys. Jie pamažu plis į daugelį Lietuvos rajonų, o su aktyvesniais debesimis pasirodys ir Perkūnijos. Perkūnijos metu vėjo greičio sustiprėjimai tikėtini iki 15–17 metrų per sekundę. Aktyvesni ir gausesni lietus keliaus vakaro valandomis. O sekmadienio naktį pamažu lietaus kiekis iškrentančio mažės. Daugiausia lietaus juosta jau telksis ties šiauriniais ir rytiniais Lietuvos regionais. Tačiau jau antroje nakties pusėje šiai juostai pasitraukus į jos vietą atskubės iš pietvakarių nauja lietaus juosta. Sekmadienio rytą gausesni lietūs iškris ties pietiniais ir rytiniais Lietuvos regionais. Temperatūra svyruos tarp 7 ir 12 laipsnių šilumos. Sekmadienį įdienojus lietaus debesis išplis jau į daugelį Lietuvos regionų. Jie bus daugiausia trumpalaikio pobūdžio, aktyvesni debesis keliaus su Perkūnijomis ir staigesniais vėjo sustiprėjimais, bet šį kartą tik iki 14 metrų per sekundę. Oras šils iki 14–19 laipsnių šilumos. Trumpi lietūs bus trumpi, bet jie pasirodys labai dažnai. Bus toks jausmas, kad virš Lietuvos bus įjungtas lietaus debesų konvejeris. Ir dar sekmadienio naktį jau tas aktyvumas debesų mažės, o kitos savaitės pradžioje mes kelis kartus pakartosime sekmadienio orų scenarijų.